Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien tokį turim subrandintą epizodą, kuris buvo planuotas kiek anksčiau, bet kaip sakoma, geri dalykai yra geriau vėliau negu niekada, tai manau jūs tikrai nenusiminsit, kad šiandien pas mus Valdas Rakutis. Sveiki, Valdai. Sveiki, sveiki. Nu ir aišku, mes su Valdu turim dekonstruoti tai, kas buvo prašoma mūsų žiūrovų, patronų, narių ir visų kitų, kurie seka tinklalaidą. Kaip žinot, prieš kelias savaitės buvo tas garsusis pašnekesys, vienas žinomiausių Amerikos žurnalistų, Tuckeris Carlsonas, buvo Kremliuje ir kalbėjo su Putinu ir pirmos 30 su trupučiu pokalbio minučių yra grinai istorinės, kur yra dėstomas tam tikras istorijos naratyvas. Labai klaidingas istorijos naratyvas, bet jisai buvo apskriejo pasaulį ir galų gale tai yra tas naratyvas, kuris tupi Putino galvoje ir režimo galvoje ir akivaizdu, kad mums reikia jį tiek dekonstruoti, tiek suprasti, tiek gyventi su šita realija, kuri yra šito psichiškai ne visai stabilaus individo galvoje. Tai Valdai, pradėkim gal nuo pradžių. Žodžiu, Tuckeris Carlsonas užklausė, apie priežastis, norėjo matyti užvesti gerbiamą prezidentą ant kelio, kad jisai pradėtų pasakoti, kaip čia NATO plėtėsi, kaip čia grėsmės jam kažkokios atsitiko. Jis pradėjo pasakoti, ką pats pristatė kaip būsinti kelių minučių, intro, kuri gavosi virš pusvalandžio apie šlovingą, istoriją. Ir vienas iš pirmų faktų buvo, kaip visa ta istorija, kuri yra nuo rašytinėse šaltinėse paminėtų Kijevo, Didžiojo Naugardo, atvykusių į tos miestus vikingų ir tai yra pristatoma kaip seniausia Rusijos istorijos iteracija, kad suprask, ne va tada buvo pradėtos surinkti, Rusijos, žemės, po to buvo tas, kažkokia tai periodas, prie kurio prieisim, kuris buvo, kaip kažkokia dekadansas, tuo metu, tenais LDK šeimininkavo ir suprask užgrobė didžiausią rusišką tą arealą kalbančių žmonių ir ta LDK buvo LDK Rus, kaip tas vadino, veikėjas iš rytų. Tai pradėkim gal nuo paprastų dalykų. Kaip jums, kaip istorikui, atrodo kalbėjimas apie Rusiją 10 ar 9 amžiuje? Apie Rusiją, kai suprask Maskvą. Jisai nekalba, kad Maskva, bet siejimas tos Rusijos, kuri atsiranda vėliau, ten, nežinau, 13 amžiuje ar 12 ir tos Rusijos, kuri buvo 10 amžiuje. Na tai Putino kalbėjimo forma tokia selektyviai atrinkti istoriniai faktai ir, reiškia, jie taip yra pateikiami, kad tie, kurie yra naudingi, jie yra paryškinami, o tie, kurie nenaudingi, yra praleidžiami. Ir čia yra sovietinis iš esmės metodas, naudotas ir sovietmečiu, kada tarsi visai ir ten teisingi dalykai, jie taip yra pateikiami, nutylint kitus dalykus ir gaunasi tada toks vieningas pasakojimas. Tai tas vieningas sovietinis pasakojimas yra dabar truputėlį modernizuotas Putino galvoje, bet jisai naudoja iš esmės tą patį metodą. Tai yra labai selektyvus pasakojimas. Na, pavyzdžiui, minimas faktas, kad vikingai atvykę prie Dniepro ir kitų čia upių sukūrė tą valstybę, kuri vadinasi Ruš arba Rus. Ir principė tai yra vikingų valstybė, niekas to nebejoja, čia dar 19 amžiuje buvo didelė diskusija, o paskui jau išsiaiškino, kad iš tikrųjų taip yra. Nes Bizantijos kalboje rusai yra vikingai. Čia žodis rusai, tai yra panašiai kaip Edvino barzdos spalva, tokia reiškia rusva. Tai čia yra kaip ir viskas su tuo gerai. Reikalas tik tai tas, kad su Maskva šita valstybė nieko bendro neturi. Jinai turi daugiau su Kijevu, su Novgorodu, taip kaip ir pateikiama yra. Ir ta valstybė, jinai buvo, kaip ir daugumas ankstyvųjų viduramžių valstybių, jos staigiai atsiranda, pabūna kažkiek laiko, paskui jos ten su jom atsitinka visokie procesai ir jos paskui perauga į kažkokias modernės valstybės arba neperauga. Bet čia, Valdai, aš dar noriu vieną patikslinančią mintį įnešti. Putinas savo tam visam monologę pabrėžtinai kalba, kad yra, suprask, rusai
ir yra paribio rusai, ir kad čia visi jie rusai, ir kad nėra ten jokių ukrainiečių, ten ir apie serbus jisai kaip labai giminingus, ten vos ne, nu, bet čia šiek tiek kitaip. Bet suprastat, kad tie visi rusai, kurie gyvena Ukrainos, žodžiu, jo mintimis rusai, kurie gyvena Ukrainoje, dabartinėje ir Baltarusijoje, tai yra rusai ir nieko kito, žodžiu. Ir 10, ten ir 12, ir 14 amžiui jie visi buvo vienodi rusai. Nu tai tas nėra taip. Reiškia, jie nebuvo visiškai vienodi. Bendrai tai jie dar vadintini turbūt rytų slavais. Reikia vadinti tokiais pavadinimais. Taip, nėra išsiskyrę tenai dar jų kažkokios atskiros grupės, nes, sakykime, dabartinius baltarusius ir ukrainiečius arba baltarusių ir ukrainiečių tautas kažkuria prasme formavo vėliau atsiradusios valstybės. Tai yra didelė teritorija su įvairiom tarmėm, reiškia, ir su kitokiais dalykais. Na, patys slavai rytų atsiradę 6 amžiuje, reiškia, po Kristaus, tai visai nesenai prieš mūsų aptariamus įvykius, reiškia, niekada iki galo neaišku, iš kur jie atsirado, dabar visokios teorijos, iš kur jie atsirado. Tai jie nėra valstybė, jie tuo metu egzistuoja kaip vikingų toksai sukurtas tvarinys, bet tai dar nėra jokios ten tautos. Ir sakyti, kad ten tauta jau kažkokia tai yra nu tos tokios, reiškia, tos ankstyvosios tokios formos, nu rytų slavai, kurios jungia bendra kalba, tenai gal praeitis kažkokia bendra. Ir tos valstybės dar tik formuosis, kadangi tos ankstyvosios valstybės, aš čia gal palyginimą pateikčiau kokią nors didžiųjų moravų valstybę, kur išgyveno labai neilgai. Tai jos taip atsiranda, reiškia, ir paskui tas išsinaudoja jų potencialas ir jos paskui pavirsta į daug mažų grupelių arba suvalgomos kitų valstybių. Taip čia ankstyvaisiais viduramžiais daug yra tokių buvusių dalykų. Bet reikalas tas, kad reiškia, kadangi jie krikštėsi, tai va čia labai svarbus dalykas iš Konstantinopolio, tai yra iš rytų Europos, iš rytų Romos imperijos, tai tas sudaro sąlygas jau jiems įgauti šiek tiek rimtesnės formas. Ir ta Kijevo Rusia, jinai, reiškia, jau tada palieka tam tikrą kultūrinę tradiciją, kuri turi didelį išliekamąją vertę. Tai jau čia palėtė ir tos stačiatikius, kurie pas mus čia Lietuvoje atsiranda, reiškia, jie yra iš to paties kelmo kilę ir čia jau yra svarbus tas, bet krikščionybėgi neakcentuojama šitoje vietoje, reiškia. Tai va. Bet Maskva iškilo visai kitų būdų. Maskva iškilo jau kaip totoriškosios Rusijos atsparos punktas, kadangi Maskvos valdovai perėmė tą teisę rinkti duoklę. Ir tokiu būdu iškilo Maskva, kuri ten, nu, jos ten iš vis mažai minima yra pradiniam tame etape ir ten gal kitų kunigaikštyčių sudėtinė dalis. Tai tokiu būdu, reiškia, čia Maskva niekaip negali pretenduoti į Kijevo Rusios paveldą, išskyrus tai, kad nu, jie kažkaip ten susiję tuo metu buvo. Bet jie tikrai nėra viešpataujanti, ten paveldėjo sostą ar dar kas nors. Viso šito neįvyko, nes tas, sakykime, tas pirmasis Joanas Kalita vadinamasis, kuris jau skaitomas Maskvos to galybės, reiškia, kūrėjų, pirmuoju tokiu, tai jisai yra akivaizdus totorių žmogus Rusijoje. Tai yra užkariautos Rusijos, reiškia, valdytojas. Nu tai čia būtų kaip pas mus koks nors, nežinau, LTSR, reiškia, na, tas koks nors, reiškia, žmogus toks paskirtas, statytinis iš esmės, reiškia, jeigu taip žiūrėti, nors tai gal ne visiškai atitinka to meto realiai. Tai va, tai šitas daiktas, jie į tą paveldą neturi jokių teisių, nes į tą paveldą turi teisę bet kuris šitos Rusijos kraštas, daugiausia Kijevas ir Novgorodas. Ko Novgorodas irgi Maskvai nebuvo pavaldus, Maskva užkariavo 16 amžių Novgorodą. Tai kitaip sakant, čia yra toksai vėlesnių dalykų perkelimas į ankstesnius laikus. Jo, tai čia nuolat pabrėžiama yra interviu, kad surinkimas tų rusiškų žemių, suprask, čia, nežinau, jisai gal Vokietijos istoriją ima už pagrindą ar ką, kaip kažkokį prototipą, ir kad jie tada rinko vėliau, žodžiu, ir renka dabar. Čia tas motyvas, žodžiu, surinkti rusiškas žemes. Jo, čia yra labai svarbus dalykas, labai svarbus, apie jį reikia pasakyti. Bet čia yra viena iš silpniausių visos šitos didžiarusiškos doktrinos dalis, todėl kad tos teisės surinkti tas žemes niekas šiandiems nesuteikė. Niekas neįgaliojo, išskyrus totorius, kurie leido rinkti duoklę iš tos plačios teritorijos. Ir tas Rusijos savinimasis ir sakymas, kad Maskva čia yra jau tas natūralus tų žemių centras, yra iš niekur paimtas dalykas. Nes ten, jeigu mes žiūrėtume viduramžiškai, galėtų dinastijos žmonės kažkokie tai tokią pareigą jausti, bet šiaip iš principo jie patys savo sugalvojo šitą teisę ir šitą pareigą. Tuo būdu pagrįsdami savo pretenzijas.
Ir tas jų teiginys, jisai kai kuriais atvejais grodo, kai kuriais atvejais negrodo, nes, pavyzdžiui, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijose, ten centre gal arčiau Brandolio gyvenusios tų pačių rusinų, reiškia, tos valstybėlės, kunigaikštystės, jos visiškai tos Maskvos nenorėjo, kadangi žinojo, ką tai reiškia. Tai dėl to čia yra paties susigalvota privilegija ir taip toliau. Ir čia ta Lietuvos valstybė visą laiką neigia, kad Maskva nėra niekaip įgaliota, niekas jos nerinko, nepaskyrė ir net nepaveldėjo tos teisės, tai yra visiškai iš kito pagrindo atsiradęs substratas. Šitoje vietoje, aišku, reikia įvesti dar vieną žaidėją, nes nuolat yra pabrėžiama, kad kažkurio metu to interviu, kad, žodžiu, buvo ta Litovskaja Rus, kas, man atrodo, yra, bet jūs pat papasakosit, kas, ir po to yra taip pakankamai organiškai perėmama į tą, kaip Lenkai išnaudoja ukrainiečius. Tai vienur nėra ukrainiečių, o kitur kaip Lenkai išnaudoja ukrainiečius. Tai kaip jums tas periodas, žodžiu, čia matyt, mums reikėtų sakyti LDK periodas ir po to jau Abiejų tautų Respublikos periodas, kokia čia, žodžiu, ta ukrainiečių išnaudojimo kortos, iš kur semiamas šitas, žodžiu, naratyvo gabalas? Čia yra tokie skirtingi dalykai. Reiškia, jeigu mes kalbėtume pirmiausiai apie tą pirmąjį paminėtą atvejį, tai yra, kaip tas susiformuoja Lietuvos Rusija. Terminas yra pakankamai naujas iš tikrųjų, nes tokio daikto neegzistavo, tiesiog buvo Lietuvos valdoma Rusijos dalis ir tas atsispindi ir mūsų valdovų tituluose. Pavyzdžiui, Gediminas yra, reiškiasi, Lietuvos ir dalies rusų karalius. Vat jo toks pagrindinis, reiškiasi, terminas yra. Tai jie suvokia, kad čia yra rusinų žemės. Žodis labai rusinų skiriasi nuo rusų, reikia tą skirti. Rusinai yra geresnis terminas, labiau atitinkantis tų metų realiai. Tai taip, Lietuva, reiškiasi, patenka į šitą zoną ir ne vien Lietuva, čia daugiau patenka konkurentų, reikia atsiminti Haličo Volynios kunigaikščius, kurie buvo irgi krikštyti tuo pačiu metu kaip ir Mindaugas, bet jiems nepasisekė, tai tada natūraliai, nesant, reiškia, kažkokio tai kito gravitacinių centro, susikūrė Lietuvos valstybės sudėtyje esantis rusinai. Tai jie vadina, reiškia, Litovska Rus. Tik tai mes pabrėžiam Litovską, jie pabrėžia Rus. Tai čia kaip sakant, kaip sudės akcentus. Bet iš esmės, kas tai buvo? Tai buvo ta dalis Rusijos, kuri nenorėjo būti po totoriais. Va čia yra Tatarskaja Rus, yra Litovskaja Rus. Čia jau gal 19 amžiaus tekstuose, bet kartais jie taip naudoja tokius dalykus. Ir tokia, sakykime, iš dalies nepriklausoma Šiaurės Rusija su Novgorodu ir Pskovu, kuri ten, reiškia, ten tarptų jėgų ten truputėlį manevruoja. Ir šitoj vietoje, reiškia, čia lietuviai ne dėl to, kad jie užgrobė kažkokią tai šventą, kažkokią tai žemę, dėl to, kad tokia ir šventa, ten pabuvo kažkiek metų. Bet iš esmės tai čia yra ne tiek lietuvių pergalė, kiek būdas tiem rusinam pabėgti iš totorių to baisaus jungo. Nes jis buvo baisus dalykas. Reiškia, Rusija buvo šito jungo simbolis. Ir dėl to, reiškia, tas kraštas susikūręs, jisai turėjo savo geresnės gyvenimo sąlygas. Tai tokiu būdu ta Litovskaja Rus, jinai yra, galima taip vadinti, bet jinai originaliai taip nesivadindavo. Jinai vadindavos tiesiog Lietuva ir viskas. Lietuvos valdžioje buvusios žemė. Dabar, jeigu kalbėti apie tą ukrainiečių konfliktą, tai Ukraina... Valdai, dar šiek tiek, prie to Ukrainos nepaminėjau dar vieno fakto, kad šiaip jisai išaiškino Takeriui Carlsonui, kad Ukraina, tai čia, žodžiu, jokia čia ne tauta, o čia tiesiog titulas tam tikrų žmonių ir geografinis, žodžiu, nuoroda, kad jie gyvena, žodžiu, tame paribyje ir nieko daugiau. Čia dar prieš Lenkus tai buvo, žodžiu, išanalizuota. Jo, bet tai kas tam kieno tas paribys, nes Ukraina, iš tikrųjų gali iššifruoti prie krašto. Ne? Tai šitas kraštas eina kalba apie miškų zonos sankirtą su stepėmis. Tai čia yra kultūrinis labai esminis skirtumas, gyvenimo būdas labai skiriasi klajoklių ir tų sėsliųjų gyventojų. Tai tas kraštas, jisai tam tikrą prasme reiškia ir miškų zonos kraštą, ir krikščionybės tam tikrą ribą, ir Lietuvos valstybės sienos prasme. Visos trys čia veikia, čia reiškia neišskirtinai, nes totoriai yra labai pavojingi, jie ten
iš Krymo, reiškia, puldinėja čia aplinkinius kraštus ir daro savo reikalus, o kiti totoriai, tokie kaip Kazanės, tenai terrorizuoja Maskvą, reiškia, nes Volga nebuvo jokia ten rusinų gyvenama zona, ten daugiausiai gyveno totoriai. Tai šita reikšmė, jinai gauna visai kitą pobūdį tada, kada totorių galia susilpnėja. Ir tada, reiškia, tose niekieno žemėse, kaip sakyti, dykoje polė, vat yra toks pavadinimas, laukinis laukas toksai, reiškia. Toksai. Tai ten tada keliasi drąsios, reiškia, nuo valdžios pabėgusios grupės, apsistato, reiškia, tokiais įtvirtintom stovyklom, vadinamos stanicos, stovyklos tokios, reiškia. Ir jie ten po truputėlį rekolonizuoja tą iki šiol visiškai, reiškia, terrorizuojama kraštą. Tokios dykros buvo ir tarp lietuvių ir kryžiuočių, ten po keliasdešimt kilometrų, o čia tai net 100 kilometrų buvo. Na ir tokiu būdu tie naujieji žmonės atsikėlė čia, jie pradžioje, reiškia, nebuvo gausus, o kada jau pagausėjo 16 amžiuje čia tas vyksta, tada kyla klausimas, ką su jais daryti. Tai yra pasienio žmonės. Na, pavyzdžiui, Lietuvos valstybėje buvo Kijevo seniūnas, kuris buvo atsakingas už pasienį. Nu, tai ta prasme, tos kunigaikštystės ar vėliau vaivadijos gyventojai, jie natūraliai buvo laikomi tokiais pasienio žmonėmis. Na ir tenai tada jie turėjo tam tikrų privilegijų, o paskui Steponas Batoras jiems pasiūlė tarnauti kariniai tarnybai ir mokėti dalį jų atlyginimus. Nu, tai tokiu būdu tie žmonės, reiškia, jie pasijuto esą bajorai, nes jeigu valdovas jiems moka už tarnybą, nu, tai jie valdovo žmonės, kitaip sakant, bajorai. Nu va, bet kada šitos žemės iš Lietuvos patenka Lenkijai, čia kaip tik yra per Liublino uniją, tai tada, reiškia, ten tie, buvę Lietuvos tie didikai, reiškia, ir Lenkai, kurie ten atsikėlė į tos kraštus, jie buvo suinteresuoti versti tuos tokius laisvus pusiau žmonės, nevaldomus išoriškai, versti baudžiauninkais. Vat ir čia yra pagrindinės konfliktas, reiškia, tarp kaip sako ukrainiečiai, tarp lechų ir mūsiškių. Vat čia yra skirtumas. Vieni mato save kaip laisvus bajorus, o kiti sako, jūs esat mužikai, kilę čia neaiškių būdų ir turite tarnauti ponai. Tai šitas konfliktas jis yra ir socialinis, ir luominis, ir istorinis, ir tikėjimo, ir čia daug visokių tokių dalykų. Jis juntamas iki šios dienos ir ta simpatija, kuria yra ir užtat ukrainiečiai kalba apie Lietuvos valdymo laikus kaip aukso gadynę. Kad va tais laikais, reiškia, jie buvo laisvi žmonės, o čia paskui Lenkai juos verčia baudžiauninkais. Tai va čia yra jų kilmė. Tai iš tos kovos, reiškia, tokios, kelimosi visos akcijos ir gimsta Ukraina kaip toksai kažkoks naujas fenomenas. Ir Bogdanas Chmelnickis tai jau čia 17 amžiaus vidurys, bet tų konfliktų būtų ir anksčiau, 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje ne vienas sukilimas buvo. Ir tokiu būdu, reiškia, toje kovoje ir pradeda formuotis va šita ukrainiečių tauta, kuri pradeda jau save suprasti ne tik kaip Lietuvos kažkokią dalį, to labiau ne kaip Lenkijos dalį, bet kaip kažką savarankiško. Reiškia, kaip kažką savarankiško. Valdai, čia noriu paklausti vieno dalyko, nes ten irgi yra minimas toks naratyvas, kad, žodžiu, kai Lenkai atstumė juos ten, žodžiu, tai tada jie kreipėsi į pagalbos į Maskvą ir jie norėjo tos Maskvos stiprios rankos, žodžiu, ir gyventi po tą stiprią ranką. Tai čia skamba kaip nesąmonė, nes laisvi žmonės tikrai nesikreipia, žodžiu, į Chano tvarkos šalininkus, kad jiem užmestų kitą lažą ant viršaus. Ne, kaip sakyti, čia yra vėlgi iš konteksto paimtas vienas faktas, Pereslavlio Rada 1654 metai, bet čia, kada kazokam reikėjo kovoti už savo nepriklausomybę, Bogdano Chmelnickio, va čia tos ukrainiečių tautos kūrimusi labai svarbus elementas ir už tai ten daug visko jie iš tos epochos ima, tai jie ieškojo sąjungininkų, jiems reikėjo. Tai jie ir totorius kreipėsi pagalbos, kreipėsi į Maskvą, paskui, kada jau Maskvos įtaka padidėjo, tada į Lietuvos Lenkijos valstybę, yra tokia Hacečo unija vadinamoji. Tai ta prasme, jie tenai įvairių tokių dalykų siuntinėjo tam, kad kažkaip susirasti savo draugų. Jeigu mes pasižiūrėsime, ten po pirmo pasaulinio karo labai panaši situacija buvo, ten irgi visokių variantų buvo, kaip tą Ukrainą sukurti, ar priklausomą, ar nepriklausomą. Tai čia yra paimtas tas vienas elementas ir tada rusai sako, va yra šitas aktas, jo remiantis, jau viskas, jie čia prarado savo bet kokią turėtą priklausomybę nuo kitų valstybių ir jie dabar jau tampa Maskvos valdiniais. Tai jie taip remiasi, bet, pavyzdžiui, Hacečo unija, jinai buvo po kelių metų, tai tiesiog apie ją mažiau kas nors žino, nes kaip tu ieškai, tai tą dokumentą ir sureikšmina labai.
nes jie ten paprašė pagalbos, nes tai buvo taktinis sprendimas su tikslu tam momentui gauti Maskvos paramos. Ir viskas. Na ir jie dar turėjo, todėl, reiškiasi, kadangi ten Maskva visą laiką žaidė tokiais dalykais, jiems davė nemažai laisvės, reiškiasi, apie ką jisai nepasakojo, kad jie visada sudarė tam tikrą kultūrinę ypatybę, net ir ta dalis tų kazokų, kurie paskui jau pateko ilgam laikui, ta kairė krantė Ukraina, kur pateko ilgam laikui į Maskvos kontrolę. Bet jų, reiškia, ta priklausomybė buvo tik tai tiek, kiek jiems reikėjo apsiginti nuo Lenkijos šiuo atveju, arba Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės. Valdai, čia dar apie tą kairę krantę Ukrainą, nes ten irgi yra nuolat minimama, kad suprask, toj pusėje ten jokių ukrainiečių nebuvo. Kairiam krante ten tiesiog, žodžiu, tie patys rusai. Kaip šitą reikėtų dekonstruoti? Nu ne, aš manau, kairė krantės Ukrainos ten jie turėjo, ta hetmanšina vadinama, ten buvo visiškai aiškus žmonės ir jie tikrai yra Ukrainos gyventojus labai svarbi dalis, nes mato, ta siena per Dnieprą, jinai ilgam laikui nusistovėjo, nes galutinai jos ribas patvirtino Andrusavo taika 1686 metais, bet jų ten iš esmės tos dėrybos prasidėjo, jeigu nesumeluosiu, 68-ais. Tai ta prasme 14 metų čia vyko tos dėrybos, nes labai sunku buvo surasti tą sprendinį. Tai realiai jau Maskva ir tada kontroliavo kairį Dniepro krantą. Tai ten tikrai šitoje vietoje negali sakyti, kad ten labai skirtusi nuo dešinio kranto, bet tas skirtumas atsirado, nes Andrusavo siena išbuvo iki pirmo padalinimo, tai praktiškai vos ne 100 metų. Ir tas skirtumas buvo, kairė krantės dešinės, jisai atsirado iš valstybinių skirtumų. Ir nors tie žmonės ten labai negalėjo labai prispausti iš Maskvos pusės, kadangi jie galėjo perbėgti kitą Dniepro pusę, reiškia, tai dėl to jiems paliko nemažai tokios autonomijos, ten jie turėjo laisvių visokių ir dėl to, reiškia, kol mūsų valstybė buvo gyva, tol kairė krantė Ukraina turėjo savo autonomiją. Čia labai svarbus dalykas. O ką Putinas sako, tai jisai paima visai iš kitos epochos, iš 19 amžiaus, kada Rusijos imperija vykdė tų žemių kolonizaciją, reiškiasi, ir tada tenai iš tikrųjų atvažiavo nemažai, reiškiasi, tų jau valstiečių, nes jie ten tose, reiškia, to juodžemio zona, ten paskui tos nejuodžemio zonos, ten atsiranda tos, reiškia, tos Ukrainos žemės, nes tai yra stepės nejudintos, jos sunkiai yra įsisavinamos, bet kai įsisavinamos, tai žemė pailsėjus ir labai derlinga. Tai čia 19 amžiaus ir paskui jau sovietmečio, reiškia, tokie ir ten tie gyventojai iš dalies yra rusai atvažiavę, bet tos kolonizacijos metu, bet galėjo ir iš Ukrainos atvažiuoti, nes tuo metu Rusijos imperija buvo vieninga. Bet tai dar neperšokim truputėlį prie 20 amžiaus, dar noris, kadangi ten daug kur jaučiasi tas motyvas, kad, žodžiu, Lenkai formavo, Austrai formavo, po to dalis Ukrainos yra Rumunijos, dalis Ukrainos yra Vengrijos, ten, žodžiu, tų visų briedų buvo išsakyta, ar su vengrais tarėtės, kada, žodžiu, atiduos, kada vengrai galės savo pretenzijas pareikšti, bet, šitą atmetus į šoną vis tiek lieka esminis klausimas. Istorinė, žodžiu, Ukraina, tai nėra kažkoks Lenino nupieštas, žodžiu, tenais vėliau darinys ir tai nėra tik tai tų valstybių, kurios yra jų kaiminės šiuo metu prarastos teritorijos. Iš to, ką jūs pasakojate, tai akivaizdu, kad tai formavosi atskiras etnosas ir kultūrinis arealas. Taip, būtent taip ir yra. Ir, reiškia, ir netgi, kadangi tos valstybinė priklausomybė tų žemių ten keisdavosi dėl įvairių priežasčių ir dėl tų mano minėtų padalinimų, reiškia, kas yra užgrobimai realiai, tai bet kokiu atveju jie vis tiek išsaugojo tam tikrą savo tapatybę ir ta tapatybė jų egzistavo, rusinais jie save jautė ir save vadindavo, tarp kitko tie pavadinimai įdomus, kaip jie save vadindavo labai ir jie, reiškia, išsaugodavo tam tikrą tapatybę. Ir čia sudėtinės dalis būtų kalba, tikėjimas, nes ten, sakykime, ne tik tai tie ortodoksai, rytų, reiškia, stačiatikiai, bet taip pat ir unitų ten buvo įvairių ir kitokios dar pas jos religinės grupės, ypatingai kalnuose yra, tai jų tas tapatybė buvo tokia susijusi. Bet labiausiai juos vienijo turbūt tai, kad jie buvo tauta neturėjusi visiškai tokios aiškios valstybės. Ten jų teritorijos vienaip ar kitaip būdavo stumdamos, o jie, reiškiasi, siekė tos nepriklausomybės ir tas siekis vainikavosi
Lietuvos Bresto dėrybose, kur Ukraina buvo patvirtinta kaip tokia valstybė, kuri bus. Tai kaip ir, reiškia, tai tik tai tiek, kad jai nepavyko paskui tapti, bet kaip toks darinys jinai buvo suvokiama, nes tai buvo gausi, turtinga ir savastį turinti tauta, kuri, žinoma, verta ir dabar įrodo savo gebėjimą save apginti rytų Europos valstybę. Tai čia dar šiek tiek tada prasiplėskim apie ukrainiečių Lenkų santykį, nes jisai akivaizdžiai yra naudojamas kaip ta korta, kad ir nesantaikos kurstimo, ir žodžiu, ir suprask, kad Lenkai čia visai kas siekia tos Ukrainos, matyti dėl to, kad tai yra Lenkija, žodžiu, ta kažkuri dalis, kurią Putinas mini ir kaip jis, žodžiu, vos nesiūlo išsidalinti. Tai Lenkų ukrainiečių santykiai iš tikrųjų yra komplikuoti ir nuo kazokų sukilimo laikų jie visada lieka tokie, dėl to, kad, reiškia, Lenkai juos žiūri kaip į prasčiokus, nelaiko savo lygiais, yra tas požiūris iš viršaus, o, reiškia, ukrainiečiai sako, kad jie visą laiką bando uzurpuoti, tai tas kartais išvirsdavo į rimtas žudynės, tai čia tas garsios yra tos žudynės, jos jau ir nuo 18 amžiaus buvo žinomos, tos Haidamakų išpoliai tokie ir ten dar 18 amžiuje tokios humanės žudynės buvo garsios, reiškia, kai ten Lenkus, tos, reiškia, tai ten yra tokių dalykų objektyvių, ta neapykanta egzistuoja, nes jinai nėra pagarbos vieni kitiems atveju. Jeigu Lenkų lietuvių santykiuose buvo pagarbos vieni kitiems kultūra, reiškia, lietuviai ten visą laiką Lenkai laikė Lietuvą Lenkijos dalim, bet tie lietuviai vis tiek kažkokią turėjo savo požiūrį ir Lenkai jį kažkuria prasme akceptavo, kadangi ir vieni bajorai, ir kiti bajorai. Ir vieni didikai, ir kiti didikai, reiškia. Ir taip ten pasistumdo, bet finale vieni kitus pripažįsta. Tai Ukrainoje nebuvo tokio santykio. Ir man teko skaityti apie tuos 17 amžiaus karus, reiškia, labai didelė neapykanta buvo dėl to, kad, reiškia, vieni save laikė laisvai žmonėm, o kiti juos laikė prasčiokiais. Tai tas nepagarba ukrainiečiams, jinai visą laiką yra ir dabar yra toks tarsi nelygiavertis tas santykis, reiškia, vis tiek kažkoks tai požiūris iš viršaus. Tai tokie požiūrį iš viršaus nesudaro sąlygų geram bendradarbiavimui. Čia matyt, reikia tada paliesti kitą klausimą, sienų perbraižymą, bet kokiu atveju mes negirdim iš Lenkų sienų perbraižymo planų ar kažkokių idėjų, ar ten kompensacijų, ar, žodžiu, tam, nežinau, po Lekų surinkimo į vieną vietą, žodžiu, aišku, galima čia matyti būtų kalbėti apie ten Krestus, žodžiu, ir panašiai, bet Putinas akivaizdžiai, žodžiu, kalba, kad reikia surinkti tas žemės ir jūs paminėjot, kad nieks net tada nesuteikė jam tokių teisių. Kaip tas teisės jisai jūsų manimų legitimizuoja šiuo metu, kokiam vakarų, nežinau, smegenų pusrutuliui tai gali būti priimtina, tokia koncepcija, man atrodo, jokiam ir kodėl tada einama šitą kortą? Kadangi kam adresuota šita kalba, tai akivaizdžiai vakarų klausytojai. Taigi, iš Amerikos žmogus atvažiavo surinkti duomenų. Tai visų pirma jie. Tai jiems yra labai sunku suprasti visą šitą, reiškia, sudėtingą kelišimtus metų vykusi procesą. Ir kada jis jiems tą pasako, tai žmogus mažiau įsigilinę sako, jie ten turi visokių kažkokių senų reikalų, mums čia neverta gilintis, matyti jie ten kažkokiu būdu vis tiek rusai svarbesni, visi jie ten kažkokie tai nenormalūs, nesusitarė, nepadaro referendumo. Čia dabar nesenai Vytauto Landsbergio knygą kaip tik recenzavau, reiškia, ten aprašo, kaip jam su Bušu reikdavo šnekėti Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Tai panašus argumentai. Taigi susirinkit, nubalsuokit visi, ir baisiai biški sovietų kareiviai čia pabalsuos. Tai ta prasme, tai šitiem žmonėm, kada jisai pasako tokias detalės, tai sukuria bendrą vaizdą, kad ten viskas neaišku, bet viskas ten skysta. Ir tada maždaug Rusija yra aiški, o Ukraina yra, toks kintamas dydis, kuris kažkoks ten yra, bet greičiausiai čia toks laikinas, jisai toks nepatikimas, reiškia, su juo geriau neprasidėti. Tai jo žinutė šita tokia nuskamba ir jinai gali paveikti ir mūsų žmonės, kurie yra mažai susipažinę su istorija. Nes jeigu esi susipažinęs, tai tiesiog supranti, kad šitam regione visą laiką čia to sienų yra neaiškių, reiškia, ir tų bandymų vieni kitus užimti čia yra daug, taigi o kaip atsiranda Austrijos, reiškia, didžiulė valstybė, kuri plečiasi Balkanų link,
Tai irgi ten galima tada sakyti, kad reiškia ten kokie nors kroatai ar ten slovėnai netautas, nes jie čia visą laiką priklausė Vengrijos karalystė ir čia nėra ko gilinti, čia Vengrija viską turi valdyti. Nes Vengrijos teritorija buvo visą laiką gerokai didesnė negu vengrų tankiai gyvenami regionai. Čia jau taip yra, reiškia, jų tokia ypatybė yra ir ten jie didelėm teritorijom yra padarę didelį įtaką. Bet čia tokius jau kultūrinius dalykus reikia žinoti ir tos teritorinės pretenzijos jos yra atlaikomas moderniais būdais, kad jeigu yra tokios, sakykime, mišriai gyvenamos teritorijos, tai tos sienos istorijos bėgė kažkiek vaikšto, tai natūralus dalykas. Bet tai nereiškia, kad tauta neturi tapatybės arba neturi teisės turėti savo valstybingumą. Kiekviena tauta turi teisę turėti valstybingumą, jeigu labai to nori, siekia ir išlaiko. Jo, tai ten dar vienas leitmotyvas buvo nuolat irgi kartojamas, kaip rusai bandė civilizuoti vakarų pasaulį. Tai galbūt aš noriu irgi dar jūsų paklausti, kokia ta civilizacija, kurią tais laikais nešė, žodžiu, Maskovija ir kuo jinai skiriasi nuo šių dienų civilizacijos nešimo, kurį mes matėm Ukrainos okupuotose teritorijose. Čia yra tokie vakariečiam žinomi kultūriniai dalykai. Vakaruose yra pakankamai racionalios kultūros, ypatingai protestantiškose kraštuose. Ir žmonės per tą racionalumą kartais jie pradeda ilgėtis kažkokio nuoširdumo, tokio betodariškumo, tokios draugystės. Ir kartais, kada su rusai susidurdavo, pavyzdžiui, nuvažiuodavo į Maskvą kokie verslininkai, tai jie pamatydavo šitą dalyką. Ten nuoširdus, ten nieko neskaičiuoja, atveria savo duris, paskutinę ten gurką ir butelį stato ant stalo. To prasme, tokiam paprotiniam lygmenį. Iš tikrųjų, rytuose yra daugiau šilumos, nes kada žmonės turi mažiau turto, mažiau priežasčių dėl ko kovoti, reiškia, ir tada tas sudaro įspūdį. Už tai, pavyzdžiui, vakaruose yra populiarūs rusai kaip žmonės. Pavyzdžiui, Vokietijoje, va čia toks keistas daiktas, nes jie taip tarsi tokie amžini priešai, gal ne amžini, bet tikrai 20 amžių priešai, bet kažkoks ilgesys. Tai jie čia visai sako, kad atseit, čia toks senas stereotipas 19 amžiaus, kad yra racionalūs, darbštus vakarai, ir šilti, dvasingi rytai. Tai va šitas pasakojimas, jisai vakariečiam labai tinka ir jie sako, taip, tie rusai keisti, bet jie vis tiek faini. Tai čia tam tas stereotipas yra taip kartojamas, kad parodyti tokiems, jiems suprantama kalba Rusijos suteikiama pridėtinė vertė, nes tos sudėtinės vertės išskyrus tą tokį dvasingumą daugiau niekas įžiūrėti kaip ir negali. Ką, Valdai, aš manau, kad mes tokį blitz variantą šiandien padarysim, kadangi vis tiek susėsim gyvai, tada galbūt kažkokiose kitose temose, o apie Ukrainą temų tikrai dar bus. Pagrįšim mes prie šito, aš manau, kad tuos esminius kliedesius, kurie ten buvo išsakyti nuo 10 iki žodžiu, iki pirmo pasaulinio karo mes šiek tiek aptarėm, o visą kitą, manau, padarysim mūsų sekančiose pokalbėse. Tai Valdai, kai visada didelis dėkui, kad radot savo užimtoj darbotvarkėj laiko ir čia aišku reikia pasakyti šitoje vietoje, kad išėjo nauja Valdo knyga ir žinot, visos Valdo knygos yra itin geros, tai mes, kaip sakoma, rekomenduojam sunerimti ir kol dar neišparduotas pirmas tiražas, nes, kaip sakė pats Valdas, knygų mugėje jau vyko anšlagas ir ažiotažas, tai suskupkite ir jeigu kartais netyčia norėsit Valdo autografo, galbūt mes irgi netyčia kaip nors galėsim pagelbėti su šito noru. Tai ką, Valdai, didelis jums dėkui. Dėkui, Edvinai. Dėkui visiems, kurie žiūrėjot ir ką, susimatysim jau greitai.